Atsisėskite arba atsigulkite, įsipatoginkite. Beje, jei atsigulsite, gali būti, kad nesulaukę meditacijos pabaigos užmigsite. Jeigu jūs kankina nemiga, galite pasinaudoti šią meditaciją, kad užmigtumėte. Užsimerkite. Įkvėpkite įsivaizduodami, kaip jūsų kūną užlieja šiluma, ramybė, jaukumas. Iškvėpkite matydami ar tiesiog žinodami, kaip išeina sunkumas, dienos nuovargis, sunkūs jausmai. Vėl giliai įkvėpkite pro nosį, giliai iškvėpkite pro burną. Įkvėpkite, iškvėpkite. Sutelkite dėmesį į savo kvėpavimą ir pamatykite arba tiesiog žinokite, kaip atsipalaiduoja jūsų kūnas. Kakta, akys, skruostai, visa galva atsipalaidavusi. Atsipalaiduoja kaklas, pečiai, jie lengvai nusvyra žemyn. Atsipalaiduoja krūtinė, pilvas, dubuo. Atsipalaiduoja patogiai gulinčios rankos, plaštakos, pirštai. Atsipalaiduoja jūsų kojos, šlaunys, keliai, blauzdos, pėdos, kojų pirštai. Kūnas atsipalaidavęs ir tarsi nesvarumo būsenos. Užklysta mintys, bet prie jų neprisirišam, nevystom, neužsikabinam. Jos tarsi praplaukiantys pro šalį minkšti debesėliai, plaukia, plaukia ir nuplaukia tolyn, kur joms reikia. Jei kokia mintis lenda įkyriai, priimkim ją, pasakykim, aš tave matau, bet ne dabar. Skrisk tolyn ir paleiskim. Įsivaizduokim, kaip ji nuplaukia tolyn, tolyn. Įkvėpkim, iškvėpkim, dar kartą įkvėpkim, iškvėpkim. Pamatykite save, stovinti labai gražioje vietoje. Gal aplink kalnai, gal miškas, gal ežeras, o gal tiesiog žalia kvepianti pieva. Visai nesvarbu, kas tai. Svarbu, kad ten jums būtų jauku ir gera. Stovite basomis kojomis, pėdomis tvirtai jausdami žemę. Įsivaizduokite arba tiesiog žinokite, kaip iš žemės centro kyla aukštyn jos energija ir pasiekia jūsų pėdas. Ji kyla kojomis aukštyn, 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 dubeniu, krūtine, kaklu, užpildo rankas, vidaus organus ir kiekvieną ląstelę. Kyla galva, kol pasiekia viršugalvį ir pro jį išsiveržia gražius spalvotų energijos kamuolių, kuris jūs apgaubia. Pamatykite arba žinokite to kamuolio spalvą. Jūs jo viduje saugus, ramus, atsipalaidavęs. Kartu su to kamuoliu imate kilti aukštyn. Pakylate virš tos vietos, kur esate. Kylate virš šalies, virš pasaulio, per Žemės atmosferą, pro žvaigždės ir galaktikas. Pasigrožėkite jomis, jų spindesiu. Gal pamatysite šalia prašvilpiančius meteoritus ar kitus dangaus kūnus. Jūsų niekas neužkliudo. Jūs saugūs energijos kamuolyje. Kylate aukštyn,
kol pasiekėte baltos spalvos šviesos sluoksnį. Skrendate per jį aukštyn, kol priartėjate prie prigesusio šviesos sluoksnio. Perskrendate ir jį. Tada vėl baltos spalvos sluoksnis. Kylate per jį aukštyn, aukštyn. Pasiekėte auksinės spalvos sluoksnį. Čia labai gražu. Bet kylate per jį dar aukščiau. Pasiekėte želė pavidalo visų vaivorykštės spalvų substanciją. Perskrendate su savo energijos kamuoliu per ją. Kylate aukštyn. Pamatote arba tiesiog žinote esant rausvą dūmelį, kuris apgaubia jūsų energijos kamuolį iš visų pusių ir kilsteli aukštyn, link 7 būties plano, kur ir skrendate. Pamatote tarsi langą, pro kurį liejasi perlamutrinio baltumo ryški šviesa. Įskrendate į tą langą ir toje šviesoje kylate dar aukštyn, dar aukštyn. Tai 7 kūrėjo visako yra būties planas, besąlyginės meilės planas. Čia nėra žmonių, čia nėra absoliučiai nieko, tik perlamutrinė, ryški, balta šviesa ir besąlyginė meilė. Jei matote žmones, kilkite toje šviesoje aukštyn, dar aukštyn, kol jų nebematysite. Jūsų energijos kamuolio ribos ištirpsta, tampate viskuo ir viskas tampa jumis. Baltai perlinė šviesa ir besąlyginė meilė užlieja kiekvieną kūno ląstelę. Jūsų sąmonė plūduriuoja baltai perliniai šviesoj. Jokių minčių. Jos praskrenda pro šalį kaip debesėliai. Čia tik atsipalaidavimas, ramybė, saugumas. Čia ir dabar, daugiau nieko, gili teta. Ar sutinkate, kad kūrėjas pašalintų iš jūsų sunkius jausmus, pojūčius ir potyrius? Jei taip, mintyse kartokite paskui mane arba tiesiog priimkite į savo sąmonę sakomus žodžius. Kūrėjau visa ko yra. Prašoma pašalinti iš mano kūno ir energijos lauko įtampą, sunkumą, skausmą, liūdesį, sunkes ir įkyrias mintis, nuovargį, negatyvius dienos pokalbius ir susitikimus, nemalonius poelgius, kitų žmonių energijas, psichinės atakas, viską, ko neturi būti mano erdvėje. Tegu tai bus ištraukta iš manęs, iš mano erdvės, iš mano energijos lauko, paleista į kūrėjo šviesą ir išsklaidyta. Dėkoju. Tai padaryta, padaryta, padaryta. Parodyk man tai. Pamatykite arba tiesiog žinokite, kaip iš jūsų kūno į viršų kyla įtampa, sunkumas, skausmas, liūdesys. Visa tai, ko jums dabar nereikia, kas atitarnavo. Tai gali būti tamsios energijos srautas, gali būti kokios nors dalelės. Matykite taip, kaip išeina, kaip norisi. Arba tiesiog žinokite, kad jūsų kūnas ir energijos laukas valosi. Visa tai kyla aukštyn į perlamutrinę baltą šviesą. Joje išsisklaido
ir išnyksta. Baltai perlinė šviesa užlieja jūs nuo viršugalvio, pripildo visą kūną ir energijos lauką. Dabar jis švarus, išvalytas, švytintis. Kartu apima ramybė, atsipalaidavimas, šiluma, jaukumas. Kūnui gera ir labai patogu. Jis lengvas, tarsi nesvarumo būsenos, tarsi ištirpęs perlamutrinio baltumo šviesoj, tarsi ištirpęs besąlyginiai meiliai. Jūsų energijos laukas spinduliuoja šviesą. Jis sklinda tolyn, tolyn, susimaišo su perlamutrinė balta šviesa. Kvėpuoti lengva ir gera. Jei kurioj nors vietoj kūne jaučiasi nepatogumas, su meile nusiųskite ten baltai perlinės šviesos srautą, besąlyginės meilės energijos pliūpsnį. Pajauskite, kaip susibalansuoja energija, nurimsta mintys. Jos užklysta, bet praplaukia kaip debesėlis. Už jų neužsikabinate, neplaukiate iš paskos. Priimate, nusišypsote visoms savo mintims, pasveikinate jas ir paleidžiate plaukti toliau. Sakote joms, vėliau, vėliau. Jei visgi užsikabinate, grąžinkite savo sąmonę čia ir dabar. Pasakykite savo mintise, aš čia ir dabar, daugiau nieko nėra, čia ir dabar. Jei atsiranda žmonių, daiktų, kilstelėkite savo sąmonę į baltai perlinę šviesą. Sūpuojatės baltai perliniai šviesoj. Pasimėgaukite ją. Ar sutinkate, kad paprašytume kūrėjo apvalyti erdvę, kurioje ilsėsitės, kurioje miegosite? Jei taip, kartokite paskui mane. Kūrėjau visa ko yra. Prašoma išvalyti mano erdvę nuo viso negatyvo, kuris prisikaupė per dieną ir iki šio meto. Nuo viso to, kas man netarnauja, kas siurbia mano energiją. Tegu tai būna nusiųsta į kūrėjo šviesą ir ten išsklaidyta. Pripildyk mano erdvę besąlyginės meilės energijos. Dėkoju. Tai padaryta, padaryta, padaryta. Parodyk man tai. Matote arba tiesiog žinote, kaip erdvė valosi. Kiekviena vieta, kiekvienas lopinėlis, kiekvienas kampelis. Visas negatyvas kyla į viršų, išsisklaido baltai perliniai šviesoj ir išnyksta. Erdvė prisipildo besąlyginės meilės. Besąlyginė meilė kartu atneša ramybę, pusiausvyrą, šviesą, taiką. Dabar pamatykite savo energijos kamuolį. Matykite arba tiesiog žinokite, kaip jūs arba jūsų sąmonė atsiduria tame kamuolyje ir imate leistis žemyn. Leidžiatės pro želės pavidalo įvairiaspalvę substanciją, pro auksinį sluoksnį, pro baltos spalvos šviesą, prigesusią, vėl baltą, pro galaktikas, planetas, žvaigždes, pro Žemės atmosferą,
ir nusileidžiate į tą pačią gražią vietą, iš kurios pakilote. Matykite arba tiesiog žinokite, kaip spalvotas energijos kamuolys sueina į jūsų viršugalvį. Leidžiasi kūnu žemyn, žemyn, pro tvirtai ant žemės stovinčias pėdas nusileidžia į žemės gelmes, pro visus jos sluoksnius, iki pat jos centro. Žemės energija kyla aukštyn, pasiekia pėdas, srūva aukštyn kūnu iki pat viršugalvio. Įsižeminote ir esate kupini žemės energijos. Pamatykite, kaip link jūsų atplaukia švytintis gražus debesėlis. Jis plaukia artyn, artyn, sustoja virš galvos ir iš jo ima trykšti besąlyginės meilės lietus. Gal tai lašai, gal srovelės, o gal ir visi srautai. Matykite ir žinokite taip, kaip jums norisi. Jūs maudote šioje besąlyginės meilės energijoje. Džiaugiatės, gal net šokate, prisipildote jos tiek, kiek reikia ir dar daugiau. Energija nustoja srūti, debesėlis plaukia tolyn, kol dingsta iš akių. Pamažu grįžkite į savo kūną čia ir dabar. Įkvėpkite, iškvėpkite, įkvėpkite, iškvėpkite. Kvėpuoti lengva ir gera. Įkvėpimas ir iškvėpimas gilūs. Įkvėpkite, iškvėpkite. Pajudinkite rankas, kojas, palengva pasirąžykite, atsimerkite ir nusišypsokite. Padėkokite sau. Saldžių sapnų.